Pasirinkimas, ką daryti, kuo būti. Pasirinkimas yra, ar aš būsiu su akiniais ateinantį savo gyvenimo etapą, ar būsiu be jų. Tiesiog noras, tai daugiau yra tikslo, sugrįžimas savo. Kai mes suvokėme, mums padaryti tai žymiai lengviau. Na ir kokios yra tos tipinės mūsų regėjimo problemos. Iš tikrųjų, jų yra labai daug. Ir aš čia pamėginau jas pačias pagrindinės išskirti, kiekvienas atrasite ją savo kažkuria. Tai yra trumparegystė, kai nematome į tolį. Toliaregystė, kai nematome artyn. Stigmatizmas, kuomet vaizdas išsilieja, jis tampa neryškus. Stigmatizmą mes labai dažnai įgyjame dėl to, kad netaisyklinga kūno padėtis mus lydi. Tai yra, mes parenkime galvą, mes žiūrime televizorių gulėdami, mes tiesiog vaikščiojame šiek tiek palenkę pažymytę. Kai mes pradėsime save stebėti, kurie mes tiesiog parenkime galvą ir sąmoningai lenksime ją į priešingą pusę, tada stigmatizmas pradės nuo mūsų trauktis. Kas yra stigmatizmas? Stigmatizmas tai yra neaiškus matymas, kuomet mūsų šviesa praskridusi pro optinės akies terpę susikerta ne viename taške, o daugelį taškų. Ir kuomet mes parenkę galvą žiūrime kažkokį vaizdą, mūsų smegenys tą būseną mūsų priima kaip natūralią. Jos išmoksta. Smegenys mes mokome. Regėjimas yra išmokstamas procesas, tai sužinos. Ir po to, kai mes atstatome galvą į normalią būseną, mūsų smegenys jau negali suvokti, kad tai yra natūralu. Jos vėl turi išmokti. Tai yra netaisyklingas kūno laikysenos įprotis, stigmatizmas. Būna, aišku, jis ir kitoks, būna atvirkščias, tai sudėtingas atvejas, bet jie būna labai retai, dažnai jau jie būna įgimti tokie, žinoma, to vaikystės. Kurie kažkam būsiu irgi įrašęs į programą, tai yra tai vadinamoji senatvinė toliaregystė, ar ne, turi tokį labai pavadinimą unikalų, iš tiesų tai yra jokia nesenatvinė, tai yra žmogaus organizmo užterštumo sutrikimas. Kai mes pernelyg užsiteršiame savo kūną, visų pirma šlakais, nuosėdomis, negeru maitinimusi, nesirūpinimu, nevalymu savo kūno, tai mūsų akyje, toje skaidrioje lęšiuko terpėje, susikaupia labai daug šlakų. O jeigu dar akis yra nejudri, tai automatiškai tie šlakai negali išsivaikščioti. Ir nuo tada mes pradedame jau skųstis neryškių matymų. Arba tiesiog gauname nusilpimą. Katarakta lygiai tas pats, per daug šlakų mūsų organizme. Glaukoma. Glaukoma tai yra spaudimas akyje, kuris atsiranda dėl akies pervargimo. Glaukomas yra keli tipai. Yra uždaro tipo, kuri yra pirmoji atsiranda, vėliau perėmė į atvirą tipą. Kam gresia glaukoma? Glaukomas gresia visiems, kurie nešioja akinius ir tiems, kurie ilgą laiką būna labai palenkę galvą. Kadangi čia yra kanalėliai, juose nuolat turi tekėti skystis. Jeigu mes visą laiką būname palenkę galvą, jie kaip klapamas užsidaro, neišteka, neatiteka. Ir vėliau kaupiasi tas skystis, tie sutrikimai stiprėja. Ir aišku, mes vėlgi turime dėl atviro kampo glaukomą, kuomet pasireiškia tai skausmai, prasideda vaistų vartojimo periodas. Kaip galime padėti tokiu atveju, tiesiog stebėti save, statyti tą knygą ar tą kompiuterį, taip, reikėtų būti palenkus galvytės. Na ir aišku,
Masažuoti, aktyvinti kraujotaką, tai yra masažuoti savo glutes, aplink jas, daugiau leisti jas pailsėti, daugiau jas patreniruoti, va tais pratimais, kuriuos labai greitai pamokysi. Ir viskas tada praeina. Ir aišku, gliaukoma labai susijusi su mityba, be galo. Mano mama irgi buvo gliaukoma, aš jau parekomendavau pakeisti mitybą, gliaukoma dieną. Tikrai nenustatė jas ir tai iš tikrųjų veikia. Akis tenginė, tai kai viena mūsų akutė mato prasčiau, kita mato geriau. Ir gali šitas būti labai labai stiprus skirtumas. Ir tada, kai skirtumas būna be galo stiprus, reikia atlikti tas praktikas, kai mes užsidengėme, užsirišame raiščiu akį, tą gerą akį. Ir namuose, bent jau 20 minučių, vaikščiojame su ta akute, kuri neprimato, kuri silpniau mato. Nesvarbu, kad labai sunku, kad labai nepatogu, bet mes taip kaip priverčiame dirbti. Yra viena iš praktikų. Problemos su tinklainė atsiranda vėliau nuo per didelios, ar tai astigmatizmo, ar tai trumparegystės, ar toliaregystės, tuomet jos jau iškyla tos problemos su tinklainė. Ir aišku, visus, kurie turi prastą regėjimą, lydi galvos skausmai. Taip jau yra. Akių skausmai, ašarojimas, sausas akis, tai tos akis, kurios nuolat ašaroja, jis nuolat graužia. Akis lauko trūkčiojimas gali būti ir dėl per didelės įtampos, ir dėl vitaminų trūkumo, bet dažniausiai tai dėl per didelės įtampos. Ir visi akių uždegimai. Infekcinės ligos, be abejo, jeigu regėjimas yra silpnesnis, visos ligos puola žymiai greičiau. Taigi, kągi daryti?